Labas vakaras. Ruduo atėjo netikėtai ir mums nepasiruošus, bet mes kartu su jumis dabar pakalbėsime apie skaudžią temą, apie paukščius, kurie grįžta iš ten, iš kur ir pas mus buvo sugrįžę. Pakalbėsime apie tai, kaip sunku yra sudurti galą su galu, ypač jeigu vienas vyras, o kita moteris. Ir šiandien mes turime svečią, tai yra Šarūnas Vilgaudas Rumiancovas. Prašau. Pasisveikink. Rumiancovas. Labas vakaras. Tai klausykit tų Rumiancovai. Kas čia tave paskatino ateiti pas mus? Aš kažkuria prasme mane, kaip ir kiekvieną turbūt, mane paskatino paskata. Rumiancovai, tu klausyk. O su kokiom mintim tu atėjai čia? Nu, aš kaip sakiau, mintis yra ne taip, kad įvairios, bet atsitinka kiekvienam, todėl tų visų paskatų vedinas aš kažkuria prasme ir ryžausi apie tai, kas skauda. Tai gal apie tai ir pakalbėkime. Tai pirmas klausimas būtų toks. Šios dienos mūsų tema yra nemesk kelio dėl malonumų liūno. Pirmas klausimas. Sakykite, tu Rumiancovai, kodėl tu rūkai? Matote, klausimas yra labai subtilus ir ne todėl, kad kiekvienas, bet kažkur tai aš ir pradėjau, bet ne todėl, kad man buvo kažkas skanu ten, bet pirmą kartą labai prisimenu, buvo mes su pusbroliu, jis toks jau amžinatis, Jonas Jasaitis, bet jūs nelabai jo turbūt ir žinot, kadangi jisai ir, mes sodė rūkėm lapus susisukę, buvo, žinokit, aš dabar prisimenu. Ne, todėl, kad įvairios paskatos, jos teisingai apie paukščius, kad minėjot, jie išskrenda ir nelabai nori sugrįžti. Taip kartą paragavęs, kaip sakoma, ir negali sustoti jau. Gerai, vieną kartą. Aš dar nebaigiau, aš norėjau pradėti, bet jūs nutraukėte, todėl dabar tęskit jūs. Gerai. Tu klausyk, reiškia, Rumiancovai, atsiprašau. Kodėl tu rūkai? Geri tai yra. Nu, rūkau, tai aišku, kodėl. O gal geri? Jo. Galima aš į šitą klausimą atsakysiu rūšiškai. Gerai. Galima. Todėl, kad, yra labai skanu ir fantastika. Čia įvairūs tokie visokie potėpiai eina per gyvenimą. Ir ne tas, kad ten kaloca, ten visokie, kur vyksta. Tai geriau jau v mazinį kaip reikalas ir tai nie pazimlės tėlišься, kaip tu manas, sako, ne? Va. Todėl, kad jinai yra skista. Supranti, būtų tvirta dantimis graužčiau. Ta prasme. Ir dabar tradicinis klausimas, kuris seka po šitų dviejų, yra, klausyk tu, reiškia, šitas Rumiancovai, tu. Kodėl tu, reiškia? Čia gerai, kad tu čia mozgus. Dalykas šitas yra tas rimtas, ne taip, kad ten pasidėti mazochizmas kažkoks kas daužai. Čia yra mergas, yra viskas liuks dalykas. Ką čia, tegul va liaudis ir mano žiūrovai ir visi kaip kralikai. Vož, kaip sakė Kuzma Prudkovas, Гнида, тетка Степанида. Все, кому не лень, даже северный олень. Toks būtų mano išrišimas, kai sakas, ne kiekvienam duotas. Taip, ačiū Jums labai už pokalbį. Gal prieikime arčiau. Dėkui Jums už tai, kad Jūs dalyvavote Rumiancovai tu pas mus. Ir norėtume įteikti tradicinę mūsų dovaną, lietsargį laidos. Prašau. Nu, čia tai jo. Taip, ir plaktuką, kad neužsikalinėtumėte ir neišsikalinėtumėte. Motoriukas, kad kai sakas neužkalta, ne? Taip. Mūsų laidoje dalyvavo Rumiancovas.
Šarūnas Vilgaudas Rumencovas. Rumencevas. Ačiū. Valiai. O mes su jumis susitiksime kitą savaitę.